Tai jo, ilgai nesimatėm. Greitai prabėgsiu, ką veikiau gyvenime, nes buvo tikrai visko daug. Tai važiuojame greitą montažą. Labas. Šiandien biškė tematika kitokia. Jėzus Marija, gavau lašą ant galvos. Šiandien prasideda mano maži žingsnelį link videografo. Čia kaip lygis koksai. Mane Vidmantas tempsis kaip tašė. Nu gerai, gal blogas palyginimas. Mane Vidmantas pasiema, sakė viskas gerai. Vidmantas kiečiausias šiuo metu man Lietuvoje žmogus. Gerai, šitą irgi negalim. Žodžiu, varom kartu ir pamatysim, kaip čia man gausis. Ką čia aš gerai išmoksiu. Šiandien turim podcastą, tinklalaidė Verslo isterijos. Įdomi tinklalaidė, nes kviečiasi žmonės verslius, verslininkus, kurie turi nemažai sukaupę patirties. Tikrai užeikite į jų kanalą, kažko gal naujo išgirsit. Antras pašnekovas jau ruošiasi. Filmavome baigtą, dabar relisukai bus filmuojami toj pačioj studijai. Nu, geri, wow, man patinka šit. Čia? Tai verslas. Aš videografas. Šios profesijos. Renkasi seniorų publika, prasideda pasirašymas, muzikantai, studija 10 iš 10. Neįtikėtina atrodo, kaip viskas atrodo gyvai. Kai vėlgi įsijungia, nematom tokių dalykų, bet backstage'as kas. Bet kas backstage'e vyksta, tai kiekvienas su savo roliu. Tai va tokia studija. Einam pasigremuot, pasidažyt. Labukas, ar tu gali užeiti? Ne, užsėdai. Labas rytas. Labas rytas. Gerą dieną. O, būdažis raudonas. Sakė. Geriau. Gal dar norėsit kavos atsigerti, ar ko, tai paskui pas mane dėl dažiuko tada jau. Gerai. Pabaigai, prieš pat baigimą. Lenkis už jo, kad debesėlis užeitų. Ačiū. 8 kambarys, o šiaip su balalaikom, kaip su gitarom, tai ten dainavo, tai taip tokie buvo biškelių. Gal nori ūgiai pasimato? Ne. Ačiū labai. Bandom pritvirtint. Taip nori, ne? Galim bandyti. Galim net ir iš šono gal čiučiut. Tada kabinsis ir vaizdas, ir ekranas, ir jūs. Tai tau ne čia reikia šitą ir viršui kabinti, tai bus geresnis vaizdas. Jisai nori, ai, galiu ir rekordingo metu sukinėti. Jo. Labai gerai, išverta. Ir taip, dėmesio smūgiuoja. Smūginis. Smūginis. Nežinau, kaip kirčiuoti taisyklikai. Tai toks žaidimas, kurio esmė Pataikyti kamuoliu į specialiai pažymėtas aikštės vietas. B. Kamuoliu išmušt žaidėjus esančius aikštės vidinėje dalyje. Kvadratas. C. Per 3 mušimus pataikyti kamuoliuku į tinklą. Ovalas. Jūsų laikais būdavo toks žaidimas, smūginis. Smūginis. Kvadratas. Čia į tinklą kur? Į Kokį tinklą, Kokį kaip tai atrodo? Niekas nežino. Čia rimtai, jūs dabar mane šito bandot išklausti. Gerai. ABC, įslink raidę. A, tai to. A, ačiū.
Viskas. Paplokit. Ne, neplokit be reikalo. Labas vakaras, draugai. Uniformą turit. O prezidentas iš Telšių ten tas... Iš Panevėžio. Gerai, jau čia vėl prapylim. Smūginis ar smūginis? Smūginis. Smūginis. Gaila, neišgirdom teisingo varianto. Aš noriu, kad jūs garsiai ištartumėt neteisingas atsakymas. Neteisingas atsakymas. Tai minus. Ai, AC buvo jo. Net aprangas. Ne. Aš kad surės, man atrodo. Ai, čia taip? Jo. Aš galvoju, kad kojomis. Du prieš du žaidžia. Kas laimėjo? Vytautas ir Ugnius. Yes! Negalima į rėmą. O taip! Puikiai. Man žinai, kokio kadro reikės, aš noriu va tokio, filmuoju, pas jau išeksportuos tokį trumputį, ne? Jo, galės. Nu va, Vilnius, tipinis Vilnius, pilnas mašinų. O aš ką noriu pasakyti, tai keliaujam į vestuvės. Į stulpą, buim. Kažkas jaudinosi. Ekspertus? Labai gerai šaunuolės, fantastika tiesiog. Kolegos dirba, tai šiandien aš su to didelio objektyvu iš toli bandysiu paimti kuo daugiau geros medžiagos. Toks tikslas. Svarbu nepridirbti ir svarbu kameras neišmest ant žemės, nes pirmą kamerą pirksiu ne savo Vitmantui. Šiaip vakar jaudinaus, šiandien ryte biškį jaudinaus, bet dabar tai kažkaip nėra čia ko bijoti. Graži bažnyčia, bet kad žiemą tuoktis, tai nesuprasiu turbūt niekada. Nu ką, ceremonija praėjo, rankos drebėjo, pradžiai neslėpsim. Leido man treneris biškį pailsėt, nes šalta rankų. Šiaip tai sakau, jaudulys buvo. Pirmas 5 minutės, žiūriu, dar nustatymai susivėlė, man ten prispaudinėjau netyčia. Tai dar turėjau atspausti, viską sutvarkyti ir tada iš naujo pasileisti. Tai gal labai daug neprivėliau, aš ten Vidmantui, bet tikėkimės bus gerai. Patirtis auksinė. Dar tas jausmas, kai gerą kadrą, gerą kampą nutraukė. Tai iš vis toks, sakau, bliama kietai. Žvengia Vidmantas tą patį pradės. Toks va videografų gyvenimas. Sušali rankas, suprakaituoji pažastis ir visą laiką nustatymai turi būti idealūs. Tai va, tiek buvo įvykių žiemą, viską nepavyko gal nufilmuoti, ką dar norėjau nufilmuoti, bet nebuvo tam motyvacijos, nebuvo tam noro. Bet dabar yra daug numatyta naujų įdomių projektų, galvoju, reikia viską įamžinti, viską jums parodyti. Tai mano pradžia buvo tokia, šiuo metu jau teko filmuoti nemažai įdomių video. Vyriška jėga, tai yra iš surito kentukių vištienos. Įsigijau ir naują įrangą ir Ugnius tampa videografu. Teko jau ir vestuvėse pafilmuoti. Tai įranga jau yra grinai profesionali,
su kuria galima nuveikti daug gražių dalykų, nufilmuoti daug gražių kadrų. Viskas po truputį, viskas link mano tikslo, kurį esu išsibrėžęs. Manau, kad ši kelionė turėtų būti įdomi, turėtų būti ir jum įdomi, jeigu pavyks viską perteikti, kaip aš noriu ir atrasiu laiko grinai YouTube'ui. Kas dar vyko, kol manęs čia nebuvo, tai grįžau į futbolą, už seniausią Lietuvos klubą tenka atstovauti, tai Kybartų Sveikata. Baigiu magistrą verslo vadybos, už kelių dienų turiu apsiginti darbą. Tai viskas taip, su Paherojais labai daug tenka darbuotis, tai ačiū jiems asmeniškai. Labai puikiai darbą jie daro ir tikiuosi toliau bendradarbiausim. Dar už kelių dienų gavau pasiūlymą nufilmuoti Žalgirio derbį ir sukurti trumpą video. Tai irgi bus įdomi patirtis. Dabar karpau dar video, kurį paleisiu greičiausiai šiandien, kurį dabar žiūrit. Taip pat grįžtant į intro, kur prisistačiau, mes buvom ne Lietuvoje, tai su jumis kalbėjau ne iš Lietuvos. Kito video pradžiai bandykite atspėti iš patiekalo, kur mes randamės. Tai pasileisim video iš ten. Toliau laukia įdomus projektas dokumentinį, kurį filmuosiu. Tai labai hypinu, nes pirmas toksai darbas. Tai nekantrauju save išbandyti ir šitoj srity. Tai nežinau, bus to turinio, bus įdomybių. Tai pats dokumentinis taip pat turėtų atsidurti mano YouTube'as kanale. Ir backstage, kurį filmuosiu, taip pat bus atskiras klipas, kaip viskas vyko. Žinoma, daug vestuvių dar nusimatė su Vidmantu, tai jau tenka normaliai filmuoti, nebepastovėti šone. Ir, nežinau, artėja solo stovykla. Tai irgi paruošęs daug netikėtumų jums ir manau, kad surinksim aplink šį kanalą dar daugiau jūsų akių ir jūsų palaikymų. Tikėkime palaikymų, o ne pykčio. Tai važiuojam toliau, judam gerą linkme ir turbūt tiek šiandien. Ačiū, kad žiūrėjot, palaikinkit, pakomentuokit, pasubscribinkit, pasidalinkit su draugais. Yra paleistas ir Contribui, tai jeigu kažkas palaiko mano turinį, tai galite užeiti ir mane paremti. Pasimatysim, galimai pasimatysim, neužilgo.